šitoj dienoj, kaip minėjau renginio pradžioj, mes norėjom turėti bent keletą labai konkrečių mokyklų praktikų. Tai vat girdėjom demokratinės mokyklos pavyzdį, ką tik girdėjom Dainiaus KTU inžinerijos licėjaus pavyzdį. Ir taip pat, kai šitą renginį planavau, konsultavausi su vairiais žmonėm, klausdama, ką jūs siūlytumėt pakviesti, kokios mokyklos atstovą. Ir nežinau, iš kiek, 3 ar 5 žmonių girdėjau iš visų Darbėnų gimnaziją. Tai aš tiesiog tikrai žinau, kad turiu Sonatą Litvinienę pakviesti, ją jau kai kurie vakar trumpai girdėjot, kai dalinosi savo patirtimi magistro programos, tai nebeužlaikau ilgiau ir Sonata, klausom jūsų. Labadiena visiems. Tai tikriausiai girdite mane? Girdim. Sėdėjau visą laiką ir šypsojausi klausydama diskusijos ir galvoju, kaip gali tai pasisekti, užbaigti ir apibendrinti. Tai iš tikrųjų Nerijus atstovavo mažą mokyklą, Dainius atstovavo labai didelę, o aš turbūt Lietuvos masės tokia plius minus vidutinė, 460 mokinių. Ir mano pranešimo tema yra lyderystė be titulų. Ir tikrai norėjau apie tą patį kalbėti, ką kalbėjo ir Dainius, ir Nerijus. Tai pirmiausias dalykas, noriu visiems parodyti, ką čia matote, tokį retorinį klausimą užduoti ir turbūt dauguma visi matot, kad tai yra kaukė. Tai yra kaukė, tai yra akmeninė kaukė, kurią dažnai mes vadovai užsidedame savo ant pečių galvodami, kad jeigu aš visko nesuvaldysiu, visko nežinosiu, visko nepasakysiu laiku ir visko nesidėliosiu į lentynėlės, mūsų mokykla sugrius. Ir jeigu kyla tokios mintis, tai iš tikrųjų atsiranda tokia būsena, kad yra sunku nešti ir gaila pamesti. Ir iš vakar dienos, kai buvo Dalia uždavė klausimą vadovam, o kaip vadovai jaučiasi, tai džiugu buvo girdėti, kad tikrai dauguma yra energingi ir tikrai nesijaučia to perdegimo sindromo. Tai smagu girdėti, kad mūsų vadovai neužsideda savo tų didžiulių titulų ir tos didžiulės naštos. Ir žinoma, visada kyla klausimas, kas yra vadovas, lyderis ar vadovas, nes labai dažnai sako, šitas vadovas yra tikras lyderis ir tarsi vėl susiduri toj dviprasmybėje, tai ką aš čia dabar turiu daryti, ar aš tikrai turiu būti visada ir vadovas, ir lyderis, bet teorija ir praktika sako, visi gali viską ir veikti ir lyderiauti. Tai svarbiausia yra atrasti tą momentą, kai kažkas rūpi, reikia pokyčių, reikia imtis lyderystės. O vadovui kas lieka? Vadovui lieka sukurti palaikančią aplinką, kad ta lyderystė veiktų. Ir noriu pasidalinti keletą pavyzdžių iš mūsų gimnazijos. Lyderystės pavyzdžių mes vadovaujame stiprybėmis grįsta lyderystė ir kaip pirmoji pranešėja kalbėjo, kad reikia įtraukti mokinius į jaunimo problemų sprendimą, į procesų priėmimą. Aš galvoju, kad turbūt reikia įtraukti visada tuos žmonės, kuriems tai yra aktualu. Tai va šiuo atveju mes prieš 6 metus gimnazijai išsikėlėme tokį šūkį, kas jei ne mes. Tai aišku, galime galvoti, kad mes čia dabar jau spręsime visas problemas ir visus reikalus dėliosime kaip gimnazija. Ne, čia tiesiog yra lengviau tada iškelti klausimą, kodėl mes. Ir vėlgi tai nėra tas visuminis klausimas, bet tada mes ieškome, o kas gali tai daryti, ar ne? Kas turi labiau kompetencijų, kam labiau rūpi šitie dalykai. Ir čia mes turime nuotraukas, tai yra gimnazijos iniciatyvių tėvų klubas, jau 3 metai yra peraugęs į asociaciją, jinai yra registruota asociacija ir tėvai ėmėsi lyderystės spręsti jiems rūpimas aktualias problemas. Mes žinome, kad švietimo įstaigose, mokyklose tikrai neturime daug pinigų, kad galėtume kviesti gerus lektorius tėvų švietimui, ar ne? Tai va, mūsų asociacija rašo projektus, gauna finansavimą, kviečiasi tikrai labai kompetitingus lektorius būtent tėvams ir jie kviečiasi tokius, kokių jiems reikia, kokios temos aktualios. Žinoma, jie prisideda ir prie visokiausių įvairiausių veiklų ir ne tik prie gimnazijos ir prie miestelių bendruomenės, nes mes esame mažas miestelis. Ir čia tik tai kelios mamos yra pavaizduotos ir tos mamos ir tėvai dalyvauja mokyklos gyvenime ir per pertraukas vaikščioja ir bendrauja su vaikais, gryninasi problemas, po to mes reflektuojam ir galvojame, o ką mums reikia toliau daryti su tomis problemomis ir kaip keisti mokyklą.
Kitas lyderystės pavyzdys tai yra mūsų sniego gniūžtė. Tai mūsų socialinė pedagogė prieš 15 metų ėmėsi lyderystės ir yra organizatorė mokinių sniego gniūžtės veiklų. Kiekvienais metais jinai turi paruošusi apie 30-40 gimnazistų savanorių, kurie dirba su jaunimu pagal principą jaunimas jaunimui. Ir čia yra nuotraukos iš savaitgalinių stovyklų, kuriuose dalyvauja apie 150 mokinių iš mūsų gimnazijos, iš rajono mokyklų ir iš Respublikos kitų miestų. Ir kas yra sniego gniūžtė, tai įkėliau citatas, nes iš tikrųjų pasakyti, kas yra sniego gniūžtė, yra tikrai labai sunku, tai yra neapsakoma žodžiu, ten reikia pabūti. Ir tik tai tada tu patirsi, kas yra sniego gniūžtė. Bet, kaip noriu pasakyti, tai yra prevencinė savanorystės veikla ir mūsų sniego gniūžtiečiai tikrai daug kur tas veiklas vykdo. Kita iniciatyva, kita lyderystė vėlgi tęsiasi 3 metus. Padėkos diena personalui. Tai prieš 3 metus berods organizavome mokinių savivaldų naktį pas mus gimnazijoje ir visų rajono mokinių savivaldos buvo priėmusios sprendimą, kad kartą metuose organizuoti padėkos dieną personalui. Tai mintis tokia, kad tą dieną personalas kažkur išvyksta, kelti, tobulinti savo kultūrinės kompetencijas, muziejus, edukacijas įvairias, o mokiniai patys tvarkosi mokykloje. Tai patikėkit, šita lyderystė turi labai puikų atgarsį ir mokiniai yra laimingi ir personalas yra laimingas. Jeigu anksčiau, prieš tuos kelis metus per tą savivaldos naktį, dauguma rajonų mokinių savivaldos sakė, kad personalas ant mūsų pyksta, kad mes purvinais batais po mokyklą vaikščiojam ir žodžiu ir taip. O po šitokių renginių iš tikrųjų tie santykiai jie sušvelnėja ir tarsi ir valytojas nepyksta, kad tie mokiniai purvinasi, ir mokiniai su nuotaika sveikinasi nuolat kiekvieną dieną. Taigi tai yra žinoma ir kitų visokiausių tų lyderystės pavyzdžių ir gamtosauginė veikla ir visa kita, bet noriu dabar pereiti būtent prie mokytojų lyderystės. Tai kaip pas mus jinai pasireiškia įvairiose srityse, tai mes turime sukūrę pokyčių komandas. Tai yra savanorystės principų tos komandos susikūrusios, tai yra žmonės. Tiesiog atėjo vieną dieną mintis, kad kiekvienas žmogus, dirbantis, gyvenantis mokykloje, turi prisimti už kažką atsakomybę, bet žinoma, tai turi būti savanoriškų pagrindų, kad tau rūpėtų tas sritis, kurioje tu inicijuosi pokyčius ir priiminėsi sprendimus. Tai mokytojai yra susibūrę ir čia yra tikrai ne tos trumpalaikės darbo grupės, tai yra nuolatinės komandos, kurios sprendžia, kurios po to metų pabaigoje apsidovanoja save, pasidžiaugia. Ir tai buvo 3 metų kadencijoms sukurtos pokyčių komandos, bet šiais metais jos turėjo rotuotis, turėjo pasikeisti sudėtis, bet įvyko taip, kad žmonės nenorėjo pasikeisti, nes jie sakė, mes dar matome nepadarytų darbų, mes dar matome daug reikalų, kur galime būti naudingi ir išspręsti, tai tik keli žmonės rotacijos būdu pasikeitė, bet tos pokyčių komandos išliko ir toliau tokius pat. Tai vis dažniau ir vakar mes girdėjome, ar ne, kad mokyklos diegiasi įvairias vadybos sistemas švietime. Tai noriu pasakyti, kad mes taip pat esame 5 metus mokykla diegianti lyną. Ir čia kaip toj knygelė, ką žmonės dirba Darbėnuose visą dieną, tai labai trumpai aš apžvelgsiu, o tai ką tie Darbėnų gimnazija dirba su lynu. Ir tai iš tikrųjų lynas taip pat rodo lyderystės daug požymių, nes lynas tai yra visos organizacijos kultūrinis pokytis. Ir iš tikrųjų mes prieš 5 metus, kai startavome, taip po 2 metų tikrai pasikeitė mūsų ir planavimas, į kurį yra įtraukiami ir mokiniai, ir tėvai, ir visa bendruomenė. Bendruomenės įsitraukimas yra labai didelis, atsakomybės, pasiskirstimas atsakomybėmis. Duomenimis grįsta vadyba tai jau yra nuo klasės lygmens iki strateginio valdymo, proceso optimizavimas, nuolatinis tobulėjimas, komunikacija ir visi kiti dalykai iš tikrųjų atėjo su lynu į mūsų gimnaziją. Kaip mes atrodėme iki lyno prieš tos 5 metus, tai taip kaip dauguma organizacijų realybė, kurios neturi vienokios ar kitokios sistemos. Ir aš tikrai nenoriu pasakyti, kad taip būtinai turi būti sistema kažkokia standartinė, standartizuota. Ne, yra tikrai mokyklų, kurios turi savo pritaikytus metodus organizavimų vadybai ir tai viskas yra gerai. Bet mes prieš 5 metus atrodėme taip, kaip šitame paveikslėlyje, o su lynu po 2 metų
mūsų situacija pasikeitė, nes mūsų tikslai tapo orientuoti į rezultatą ir iš tikrųjų pamažu mes pradėjome kilti. Tai vieną tokį kaip pavyzdį, tai irgi skaičiais jisai yra paremtas. Prieš 5 metus mūsų visos gimnazijos mokinių pažangumo vidurkis buvo plius minus 6,4–6,6. Bendras mokinių pažangumo vidurkis. Po 2 metų mūsų mokinių pažangumo vidurkis pakilo iki 8,6 ir dabar jisai sėkmingai laikosi apie 8,2–8,4. Vienais metais truputėlį nukrenta, kitais metais pakyla. Čia vėlgi tos duomenys, jeigu išskleistume, tada pamatytumėte, kaip tai yra daroma, kodėl yra daroma, kaip tai įvyksta, bet čia ne apie tai eina kalba. Tai žodžiu, kai pradėjome diegti lyną, mes tikrai išmokome keletą metodų, keletą įrankių, kurios pradėjome diegti, ir tai yra kaizenas, idėjų generavimo ir įgyvendinimo metodas, PDCėjus problemų sprendimų išsigryninimui per 5 kodėl. Ir vienas toks labai populiarus, kur tikrai daug kas mokyklų ir be lyno taiko, tai yra tie susirinkimai. Pagal lyną jie vadintųsi SAIČI, bet mes jau kažkaip ir nelabai vadiname tais lyniškais terminais, bet tai yra duomenų lentos, ar ne, ir susirinkimai, kuriuose yra analizuojami duomenys. Tai pas mus vyksta susirinkimai kiekvieną savaitę, visose grupėse, po 15 minučių, neilgiau, dalyviai visi aktyvūs, visi turi pasisakyti, kaip jiems sekasi. Darome atsistoję, taip kaip lyno metodika rekomenduoja, bet tikrai ne dėl to, kad rekomenduoja, dėl to, kad tikrai neįsitaisytume patogiai ir neužsipliurtume, nes esame mokytojai. Ir kiekvieną savaitę žinome, kaip sekasi kiekvienam komandos nariui. Tai šitokie susirinkimai, kaip minėjau, yra ir administracijoje, ir kiekvienoje metodinėje grupėje, kiekvieną savaitę nustatytą dieną ir ne kitaip. Ir svarbiausia, kad tuose susirinkimuose mes matome problemas, jas išsigryniname, tada susirandame, kas imsis atsakomybės ir spręsti tą problemą. Ir svarbiausias dalykas, kad taikant lyno principus, žmogus niekada nėra kaltas. Visada turime žiūrėti, o kas neveikia ir kas kliudo, kad vyktų tai, kas yra suplanuota ir kad pasiektume tuos tikslus. Tai, žodžiu, kas padaro veiklos vadybos sistemą efektyvę, tai va, kaip ir sakiau, tikrai nebūtina turėti kažkokias standartizuotas sistemas ar ne, bet vis tiek kažkokie susitarimai turi būti, tai, žodžiu, kažkokie įrankiai, su kuriais mes išmokstame dirbti, keičiasi elgsena, bet iš tikrųjų tai nėra baigtinis rezultatas. Visų sudėtingiausia yra kultūra ir vertybės, tai yra tos giluminės prielaidos, kad tai yra nuolatinis turbūt procesas, kad norint, kad vyktų pokyčiai, norint, kad vyktų lyderystė, yra ypatingai svarbu organizacijos kultūra ir jos puoselėjamos vertybės. Nes mes galime susikurti labai daug įvairiausių administravimo sistemų ir manyti, kad problema bus išspręsta, bet tikrai ne. Ir cituosiu Eglę Daunienę, jinai savo knygoje Paliekant ego lyderystę rašo, kad ne sistemos sprendžia problemas. Sistemos tai dažų teptukas skirtingose žmonių rankose, jos gali sukurti teplionę arba šedevrą iš tų pačių dažų. Taigi, norint spręsti problemas, reikia perrašyti visą organizacijos kultūros DNR ir vėlgi tada tu supranti, kad žmogaus požiūrį tu vis tiek nepakeisi. Ir kai bebūtų taip, vadovo pagrindinė lyderystė yra dirbti su žmonėmis, nes vadovo produktas yra kompetentingas darbuotojas. Ir savo mokykloje aš, kai matau, kai atsiranda kažkoks klausimas ir jisai tampa ir mano, ir tavo, ir palaipsniui jisai tampa mūsų, tada prasideda pasitikėjimas ir tada imamės tos pasidalytosios lyderystės principų, kam tai yra aktualu, kam tai labiausiai rūpi šitas klausimas ir kas norėtų šitą klausimą spręsti. Nes iš tikrųjų pas mus Darbėnų gimnazijoje taip, visiškai taip pat, kaip kalbėjo Nerijus, kaip kalbėjo Dainius, pagrindinis dėmesys yra žmogui, nes Darbėnų gimnazija kuria tikrai ne titulai, kuria visa bendruomenė ir žmonės su savo iniciatyvomis. Ir tikrai gimnazija veda mūsų visą komandą ir didžiulę bendruomenę. Tai pasinaudodama progą aš visada visiems mokytojams, mokiniams, tėvams, personalui, Darbėnų seniūnui, klebonui visada sakau ačiū, kad jūs esate, nes aš esu saugi, aš nesu viena, mums visiems rūpi daug dalykų. Ir kas pasikeičia, kai keičiasi elgsena ir kokie pokyčiai vyko pas mus gimnazijoje, tai šita geltona lentelė yra
antrais metais, kai mes dėgėme lyną sukurta, bet jinai tikrai dar tebėra aktuali. Tai sutrumpėja susirinkimų laikas, nuosekliai gyvendinamas ugdymo planas, stebima mokinių pažanga, daugiau kaip 90% pamokų vyksta pagal mokymosi paradigmą, nuosekliai organizuojamas patyriminis ugdymas, atrandamos naujos iki šiol nematytos problemos ir jos yra sprendžiamos čia ir dabar, ir iš tikrųjų problemos yra labai keliamos, labai analizuojamos ir ieškomos sprendimų. Baigiamos seniau pradėtos erdvės įrengti ir, žinoma, vidaus kokybės įsivertinimo metu problemos taip pat juda. Ir visi tie pokyčiai, jie yra labai daug, bet noriu pasakyti, kad pas mus tie pokyčiai atsirado ir kitokie. Tai va ta kaukė, kurią rodžiau pačioj pradžioj, tai iš tikrųjų yra skulptūra. Darbėnų gimnazijos kiemelyje tai yra skulptūra skirta garsiam žemaičiui iš Paryžiaus skulptoriui Antanui Mončiui, kuris po Antro pasaulinio karo gyveno Paryžiuje, o yra palaidotas Darbėnų seniūnijoje Grūšlaukės kapinaitėse. Ir čia profesionalūs skulptoriai Staškauskai su mūsų gimnazistais per 1000-mečio programą šitą skulptūrą sukūrė ir pastatė. Ir koks iš tos programos radosi naujas pokytis, tai visiškai išsiplėtė už gimnazijos ribų, kad mes sugalvojome, kad Darbėnuose turime kurti lauko galeriją, skulptūrų galeriją, ir šiais metais jau antrą kartą vyksta profesionalių dailininkų simpoziumas ir birželio 5 dieną kviečiu visus į Darbėnus ir mes atidengsime dar 3 kaukės. Taigi pritariu visiems, kurie sakė, ir labiausiai iš tikrųjų, kad pirmiausiai mokykla turi labai didelį dėmesį skirti savo organizaciniai kultūrai ir pačią didžiausią pagarbą rodyti žmonėm, mokiniam, darbuotojam, tėvam ar visai kitai bendruomeniai. Taigi ačiū labai už dėmesį. Labai ačiū Jums, Sonata. Truputį aidi mano balsas, bet kaip nors. Labai trumpas klausimas, kadangi neturim jau daug laiko, truputį vėluojam, bet vis tiek noriu Jūsų, Sonata, paklausti ir noriu paklausti visų klausančių. Tikrai klausantis dalyviai, tai tiesiog noriu paprašyti, kad įrašytumėte į pokalbį lauką, mums tai tikrai svarbu sužinot. Koks bet vienas dalykas, kurį išsinešate iš šitų 2 dienų? Sonata, Jūs abi dienas dalyvavot, viską girdėjot. Galbūt kažkokia ar nauja mintis, ar patarimas, idėja, ar tiesiog kažkas, ką savo pasitvirtinot, kas Jums pagrindinis tas dalykas, kurį išsinešat? Pagrindinis dalykas turbūt vakar buvo tokia viena nuotaika, bet šiandien iš tikrųjų kažkaip klausantis Nerijaus, klausantis Dainiaus ir kitų lektorių, svarbiausias dalykas yra iš tikrųjų, kad ta lyderystė, jinai turi kiek įmanoma daugiau į švietimą ateiti, kad tikrai turime visi imtis atsakomybės ir taip kaip ir pirmoji pranešėja sakė, jaunimą įtraukti jaunimo reikalus, kaip aš irgi patvirtinu, ar ne, kad tėvus įtraukime į tėvų reikalus, nes kuo daugiau tu atiduodi sprendimų priėmimą bendruomeniai, tuo lengviau yra pačiam vadovui. Nes tai būna išgryninta, tai būna aptarta, tai būna priimti bendri kolegialūs sprendimai, o ne vieno žmogaus. Ir tada ir ta atsakomybė yra pasidalytojai ir pritariu, kaip Dainius ir sakė. Žinoma, vadovas už viską visada bus atsakingas, bet tai jau yra kiti dalykai. Svarbiausia tikrai dalintis ir įtraukti visus į sprendimus. Supratau. Labai džiaugiuosi matydama jau pokalbį lauke, bent jau renginio pabaigoje aktyvumą, žmonės dalinasi, kas jiem įstrigo, tai matau tiesiog motyvuojančios patirtis, pavyzdžiai, idėjos, kažkas daugiau pasidomės sociokratija, citata pasižiūrėti į mokyklą vaikų akimis, irgi tikrai labai gera mintis. Tai tikrai laukiu dar kitų pasidalinimų, po to tikrai perskaitysim viską. Tai nenoriu Jūsų užlaikyti visų ilgiau, tai labai trumpai tiesiog užbaigiant. Pati labai džiaugiuosi, kad tas renginys gavosi, man atrodo, labai gera kombinacija ir įkvėpimo, ir kartu ne tik tai tokie įkvėpimas, idėjos, bet ir labai konkretus patarimai, konkrečios idėjos, pavyzdžiai. Tai tikrai mes tik sudarėm platformą tam renginiui, bet visi pranešėjai, diskusijos dalyviai, Jūs kūrėt šitą renginį
Tai noriu tikrai labai didelį ačiū pasakyti šiandienos pranešėjam Prijai, Nerijai, Augustei, Dainiui, Martynui, Sonatai, Uniai. Taip pat jau vakar dienos pranešėjų nekartosiu, bet jiem jau dėkau vakar, bet dar kartą sakau ačiū. Ačiū visiems, kurie prisijungėt. Mane tikrai labai džiugina, kad jūs radot laiko ir turit noro semtis naujų idėjų, patirčių. Dar kartą noriu padėkoti vertėjams. Šiandien mums vertėjavo Darius Baltušis ir Ksenija Personava. Taip pat dėkui Mantui Sabaliauskui iš Zoom TV už techninį aptarnavimą šio renginio. Berods visiems padėkojau. Tai ačiū dar kartą labai, geros jums likusios dienos ir mes, manau, pasidalinsim ir video įrašais ir galbūt straipsnių pavidalų dar prisiminsim, apie ką čia kalbėjom, tai kad tos idėjos dar apie jas pagalvotumėm ir taikytumėm. Tai ačiū visiems ir geros likusios dienos.